Sveiki, dabar mes jums parodysime, kaip pasigaminti pačią paprasčiausią apyrankę iš Lumbens gumelių. Ir rezultatas bus štai tokia apyrankė. Ir ją galima gaminti arba ant dviejų kinietiškų valgymo pagaliukų, arba ant Lumbens darbo lentos, arba tiesiog ant dviejų pieštukų. Galima dirbti tik tai pirštais, arba galima vašeliu, čia jau kiekvieno reikalas. Pati pradžia yra gan lengva, kaip ir visa apyrankės gamyba. Paimam gumytę, uždedam ją ant vienos lazdelės ir tada persukam taip, kad būtų aštuoneto formos. Ir uždedam ant kitos lazdelės. Daugiau jokių gumyčių nesuksime aštuoneto formą, daugiau visas gumytės dėsime paprastai. Taigi imam kitą gumytę, uždedam ant dviejų lazdelių. Ir dar imam vieną gumytę ir lygiai taip pat uždedam. Dabar turime 3 gumytes ant lazdelių ir visą laiką, kai turime 3 gumytes ant lazdelių, tada darome taip. Imam apatinę gumytę, keliame virš 2 aukščiau esančių, virš lazdelės ir per vidurį tarp 2 lazdelių paleidžiame. Lygiai taip pat iš kitos pusės imame pačią apatinę gumytę, keliame į viršų, virš lazdelės ir per vidurį paleidžiame. Dabar turime tik tai 2 gumytes ant lazdelių, taigi uždedam 3. Kai tik tai turime 3 gumeles, imame apatinę, keliame virš 2 aukščiau esančių, virš lazdelės, paleidžiame. Pastumime viską į apačią, kad lazdelės neišsinertų. Ir iš kitos pusės, kur dar yra 3 gumelės, darome lygiai taip pat. Apatinę keliame viršų, virš 2 gumyčių, virš lazdelės, per vidurį paleidžiame. Dedame dar vieną gumytę. Stengiamės dėti gumytes gražiai vieną virš kitos, o ne vieną ant kitos, kad jos nesusikryžiuotų. Taip yra daug lengviau, jeigu jos gražiai vieną virš kitos guli. Taigi vėl imam apatinę, keliame viršų, per vidurį tarp 2 lazdelių paleidžiam. Dabar per vidurį matome jau, kad turime apyrankės pradžią. Tai gali būti apyrankė, tai gali būti raktų pakabukas. Dabar tiesiog taip dedam gumeles ir kartuojame tą patį, kol gausime norimo ilgio juostą. Kai turime norimo ilgio juostą, tada mums reikalingas S formos užsegimas. Parodysim, kaip reikia jį pritvirtinti. Apatinę gumelę, dabar turime tik tai 2 gumelės, bet vis tiek dabar apatinę gumelę keliame į viršų ir per vidurį paleidžiam. Taip pat ir iš kitos pusės. Dabar turime tik po 1 gumelę ant kiekvienos lazdelės. Imame S formos užsegimą arba kitokios formos, C formos